I have one drone, which one don't fly, because one motor is dead and is this one, and I now to try to fix this, this new motor, and let's see or this work. Pakeliui susvilinau propelerį, tai va nukirpau motorą ir liko tokie du laidukai ir prie jų mes bandysime prijungti va šitą motorą naują. Tai bandykim. Apsauginę gumytę ir dabar prijungsim motorą. Va, susukame ir prilydom. Ir dabar padarome lygiai tą patį su kitu. Kai darom tokius dalykus, būtina išimti bateriją. Kaip matote, pas mane nėra. Yra baterijos, nieko nematėt. Nu va, nėra pas mane baterijos, ji yra išimta saugiai, nes gali atsitikti kažkas blogo. Nu va, ir dabar uždedame lipnią juostelę. Nu va, bet svarbu su izoliacinė juostelė. Dabar ant motoro uždedame dantratį. Nu va. Ir įdedame vat į va šitą. Atsargiai. Nu va. Dabar sudedame visus laidus ir tada įdėsime motorą. Nu va, dabar užsukame varžtelius. Nu va, viską sudėjom, užsukam. Dabar pasižiūrėsim, ar jisai skrenda. Įdedam bateriją. Ir vėl ne tą pusę. Įjungiam. Ir einam žiūrėti. It's working and restart. It's working. Dabar uždėkime viršų, kad stipriau laikytųsi. Išjungiam. Išjungiam. Uždedam kamerą. Paskui užsuksim. Nu va, sudėjau droniuką ir atrodo va taip. Pažiūrėkime, ar skris. Įdedame bateriją. Įjungiam. Nu va. Jungiam pultelį, atsitraukiam 10 metrų taisyklę. O. Žodžiu, kaip matote, labai gerai veikia.